Labą dieną. Ne dabar planavau su jumis sveikintis, bet taip gavosi, kad turiu laisvą akimirką, tai jau kas miega, pietų miega. Tai galvoju, laikas pradėti filmuoti. Kaip jau suprantate, mes atostogose ir filmuoju iš atostogų. Mes atvažiavom jau užvakar, tai yra sekmadienį labai vėlai vakare, gal buvo net ir po 11. Vakar nieko nefilmavau, šiandien irgi jau dabar jau į pavakarę, bet galvoju, gal reikia pradėti filmuoti. Šiaip abejojau, ar apskritai filmuoti ar ne šitą vlogą, nes galvoju, ką aš čia parodysiu. Kaip guliu, valgau ir geriu, bet gal kažką vis tiek filmuoju, tai ir savo prisiminimas. Ir jum gal praskaidrinsiu kokią niūrią rudenio dieną su saulėtu dangum, mėlynu žydru baseinu ir panašiai. Nu, žinokit, va dabar maždaug taip paguliu. Taip priguliau ir galvoju, kaip dabar nepradėti filmuoti, jeigu turiu laisvą minutėlę šitokią. Tai esam Turkijoje, standartiniam viskas įskaičiuota viešbutį. Kažkam turbūt nieko įspūdingo, mum tai, žinokit, labai patinka, bent jau man tai tikrai, nes aš iš vis pirmą kartą tokiam viešbutį apskritai, viskas įskaičiuota, va kažkokiuose šiltuose kraštuose, niekad nesu buvus, tai gali nepatikti. Šiaip aš esu iš tų keliautojų, kur daugiau mėgsta viską vaikščioti, aplankyti, apžiūrėti, kuo daugiau patirti ir pamatyti, bet kadangi jau su vaiku esam, tai tiesiog pasirinkom tokią kryptį, tokias atostogas. Aš visą laiką šiaip sakydavau, Turkija gal ne, čia paskutiniai vietoje bus, bet dabar tai pats tas. Tai sekmadienį atvažiavom, šiandien yra antradienis, vakar taip prabindinėjom visą dieną, šiandien irgi iš tikrųjų, tai prie jūros, tai maistai, valgymai, kažkaip nieko tokio kažko labai įspūdingo. Taip ir leidžiam tas dienas, bet šiaip čia labai gražu, gal norėsiu parodyti kažkokių vaizdelių, gal kažkas planuoja, pavyzdžiui, važiuoti į tokias atostogas, tai gal pamatysit, kaip čia būna. O kažkas gal šiaip pasižiūrės. O kavos gėrimas vyksta maždaug su tokiu vaizdu, čia labai gražu. Pirmą kartą iš tikrųjų čia atėjau dabar kavytės atsigerti, radau, kad čia yra desertų baras, tai va atėjau deserčiuko. Štai va, kažkas tokio. Ten jūra matosi, baseiniukai. Mes gyvenam kažkur tenais kamputyje. Kaip tik tą dieną, kai išvažiavom iš Lietuvos, jau buvo pasibaigęs tas gražus ruduo. Ta diena, jau kai važiavom į oro uostą, belenkaip lyjo, jau toks oras buvo toks grinai rudeniškas, tai pačiu laiku išvažiavom. Šiaip mes atvažiavom iš karto kažkaip po lietų, nes prieš tai buvo lietus, o mes atvažiavom ir dabar, taip, jeigu ne ant saulės, nežinau, kiek čia tos 23, kokia šilumos 24, bet ant saulės tai belenkaip kaitina. Ir rodo, kad visą savaitę bus toks oras. Mes būsim čia nuo sekmadienio iki sekmadienio, žodžiu, savaitę laiko. Taip mums kaip ir pasisekė, galiu sakyti, ne? Kur tu lipi? Tai ne mūsų kajukai. Vakar gal per saulėlydį buvom nuėję vakarieniauti, o šiandien čia leidžiam laiką netoliese ir žiūriu, gi tiksliai saulėlydis. Toks tiltukas. Ten gali pačilinti nuėjęs ant gultų. Ir toks vaizdas, ką tu. Šeima fotosesija darosi. Nežinau, kodėl vakar net nepagalvojom eiti saulės palydėti, bet galvojam, gal reikės kitą dieną ateiti irgi pasifotkinti. Pasidaryti fotosesiją kažkaip, jeigu išeiši mums patiems. Toks lounge'as. Ir dar gali nulipti, vakar buvom dieną atėję. Gali nulipti čionai. Ir ten galima išsimaudyti. Ką, mes po pusryčių balkoniuke stoviu dabar, pasiėmiau mineralinio, išgėriau vitaminą D, nors čia vitaminas D ore, bet kažkaip šiaip sirguliuoja biški su tajuku. Aš tai taip minimaliai, biški gerklę skauda,
biški sloga, bet tokia labai minimali, daugiau kad nosis gal užgulus. O jam tas narglys bėga ir bėga, bėga ir bėga. Tai žodžiu, tai va dar vitaminų D stiprinuosi. Galvojam, norėtumėm gal nuvažiuoti į kažkokį kaip turgų ar kažką, čia tokį standartinį tripą. Nežinau, ar nuvarysim, nes šis autobusų reikia važiuoti. Gal ir būtų fainai tiesiog pasižiūrėti, kaip ten kas. Bet aš šiaip nenoriu ten labai važiuoti ir pirkeliot belenko, nes kažkaip aš taip galvoju, kad ten visi tik nori tau parduoti ir už brangiai. Tai aš tikrai nesiruošiu ten dėrėtis kažką ir šiaip man nėra, kad labai kažko reikėtų, tai nebent galbūt lauktuvių ar šiaip pasižiūrėti. Šiaip aš esu toks žmogus, kur man patinka pasižiūrėti, kas ten kitose šalyse, kitose parduotuvėse yra įdomesnio, tokio fainesnio. Man patinka tokie dalykai pasižvalgyti. Tai gal ir visai fainai būtų, tai va nežinau, bet mes šiaip nepasiėmėm vežimo, neėmėm tiesiog, nes žinau, kad čia bergždžias reikalas, tiek vežime nesėdi, tai pasiėmėm nešioklę. Bet kol kas dar tos nešioklės net nenaudojom, biškį oro uoste panaudojom ir mes jį tiesiog nešiojam. Tai va taip ir gyvenam. Tai nežinau, kad kažkur labai toli važiuoti ir daug vaikščioti, tai nenusiteikia. Nu, matysim, žodžiu, tai nežinau, ką čia nuveiksim. Tai vakar tai šiaip gan nemažai buvom ant saulės ir biškį pavyko ir pasideginti, bet kažkaip žiūriu, kad nieko neįdegiau. Arba nieko nesimato, bet man atrodo, kad aš nieko tiesiog neįdegiau ir dabar galvoju, kad prisitepu ten tų SPF 50, tokių riebių ir galvoju, gal dėl tų SPF nieko neįdegiau, nežinau, jau net galvoju, gal nesitepti arba minimaliai kažkaip. Nes aš tai šiaip biškį norėčiau dėkti, nu negaliu aš dabar grįžti iš Turkijos ir balta vėl, vis tiek jau ant žiemos biškį gal fainai būtų įdėkti. Šiaip tai galvojau, kad kaip normali vlogerė turėčiau parodyti kambario turą, bet kadangi jau esam 3 dieną čia, tai, nu jūs patys suprantate, ne, dar su vaiku, visur daiktų primėtyta ir panašiai, viskas jau nebeatrodo taip, kaip turi atrodyti. Tai dabar va biškį greit apsimėčiau, tai nežinau, paskui gal vyras išeis su vaiku biškį. Aš keliom minutėm gal pasiliksiu, parodysiu, jeigu išeis. Bet šiaip nieko ypatingo, ką aš žinau. Paprastas kambarys, standartinis. Biškį tik prasitiesinsiu aš tos plaukus dėl vaizdo, kad jausčiausi geriau. Vis tiek šiandien gali būti, kad vėl eisim prie kokios jūros, bet gali būti, kad ir važiuosim į tą turgų, nežinau. Reikia eiti paklausti receptioną, kaip ten kas, kaip čia su tais autobusais. Nu tai va, parodau biškį, kaip čia viskas atrodo. Įėję iš karto turim tokį vaizdą, veidrodis, kriauklė, tualetas visiškai paprastas ir dušo kabina. Kas nepatinka, tai kad durys stiklinės ir čia tiesiog tarpai, nu žodžiu, tai realiai čia jeigu būni tualete, o čia iš karto miegamas, tai taip kažkaip, nu, nejauku galiu pasakyti. Momentais tam tikrais. Čia tai įėjimas, spinta įėjus, dar veidrodį, šiaip daug veidrodžių fainai. Tada šaldytuvas, seifas, minibaras. Čia trelis tai mūsų, alutis, gėrimai, žodžiu, mineralinis vanduo, dabar nepapildytas dar. Galima naudotis pilnu tempu, bet mes nepasakyčiau, kad labai ten kažką geriam. Jo, tai veidrodžių daug, spintos ir taip atrodo miegamas kambarys. Daug langų, čia langai, čia balkonas, dėl to, kad toks yra pas mus kampinis kambarys. Čia va tokia vietelė, mūsų lagaminai. Čia biškį šiaip jau apsitvarkiau, nes čia buvo bardakas, bet kadangi noriu parodyti. Taip, tada čia yra tokia moderni kabykla padėta. Kabinam čia rūbus, jeigu suprantat apie ką aš, nes vaikas čia nemiega iš tikrųjų. Va, lovytė tokia. Labai didelė lova, tai 3 miegam, čiki-piki viską sutelpam, patogu, išsimiegam. Čia va man gražu. Kas šiaip keista nesumačius, tai va šitos vietos. Čia atrodo galėtų būti ir jaukiau kažkaip padaryta, nes iš tikrųjų tai čia yra tiesiog akmuo. Tai kažkaip aš nelabai suprantu. O pavyzdžiui, čia atsisėdi ir užpakalį šalta tiesiog nes ant akmens, tai nežinau. Kažkaip nėra labai jauku. Ir balkonas. Toks va. Čia irgi metaliniai tie baldai.
Nieko kažko daugiau nėra ypatingo. Jūra, teniso aikštelės. Tai va, tai toks tas kambariukas. Ai, kas man dar šiaip yra keistai, kad pavyzdžiui, čia yra užuolaidos tos dieninės ir naktinės užuolaidos yra po. Ne kaip pas mus įprastai yra vat, iš išorės, tai iš išorės yra tik va tokie ploni, tai yra siauri padaryti, o po tom užuolaidom palendi tenai ir trauki tas naktinės užuolaidas. Tai tas keistai kažkaip. Vis dėlto nusprendėm niekur nevaryti labai kažkur už viešbučio ribų, kol kas bent jau šiandien arba čia dabar iki pietų, o varysim kažkur tiesiog, maudom žodžiu, sėdėjom ir varysim prie baseino. Niekur nerandu savo tašytės, noriu pasimti telefoną, tai turiu tokį maudomai čia dėti, bet gal dar ir net iš tikrųjų geriau, nes ten tai tašytai, tai vos vienas telefonas telpa. Tai čia įsidedu vazeliną, segtuką, telefoną įsidėsiu ir varysim. Ai, mano skryblius išeina. Outfitas juodas kaip ir dažnai. O dabar eisiu, nes net ir vandens nelabai buvom pasiėmę į kambarį, iš krano gerti čia nelabai galima. Eisiu ieškoti vandens ir šaltos kavos. Hello, call coffee please. Tai va, prisirinkom gėrimo, vyras nuėjo paėmė kokteiliukų žalių. Tajukai, nežinau kas čia yra, braškė. Žodžiu, braškė, pienas, kažkoks braškinis kokteilis. Aš savo kavytės, vanduo. Dabar nežinau, ar pavyks nufilmuoti, bet oh my god. Kur tu? Aš žinokit, vien dėl tokių dalykų nenoriu keliauti į jokias ten šalis egzotinės, nes jis ten kažką burnoj turi. Oh my god. Tai čia dar mažiukas. Aha, kažką valgo. O kiek žinau, kad ten tose Tailanduose ten iš vis yra tie milžinai. Aha, kažką taršo. Kažką nemažo. Nes jis pats nėra kad labai jau mažas. Turim štai tokias rankšluosčių korteles. Einam pasiimti rankšluostukų. Ar Tajukas žaidė su kokteiliu ir viską tiesiog išpylė į mano tapkę? Taip. Kadangi laiką leidžiam dabar prie jūros, o kažkaip pietų dar nesinori eiti, nors jau apie pirmą. Bet čia yra kažkoks kioskelis su kažkokiais blynais, kaip čia burėkai, kaip tortilija, žodžiu parodysiu. Tai einam paragausim, kas čia per dalykėlis priešpiečių užkasti. Nu va, turim tokius blynelius su sūriu ir su faršu. Einam ragauti. Aš pasiėmiau savo su sūriu. Labai skanu. Matau, yra kaip, tiesiog kaip fermentinis sūris ir kaip varškės sūris kažkas tokio. Tajukai nori atsikąsti. Nu, nebereikalo ten tokia eilė. Pirmai atsisėdau čia prie to stalo, bet labai saulė šviečia, tai perėjau biškiam pavėsę.
Atsisėdau tokiam kaip restorane, įsitraukiau, dabar stovau, pasidėjau ant stalo ir filmuoju ir galvoju. Ir man zin, tai žodžiu, šiaip visą laiką valgom šitam bendram ten, kur švediškas stalas, bendram tam restorane, ten belenkiek to maisto. Bet dabar nespėjom, buvom prie jūros ir kažkaip nespėjom, bet labai ir neskubėjom mes tenais ant tų pietų, nes čia daug tų restoranų, visokių kavinių, snack barų ir belenkur gali ateiti pavalgyti. Tai va, pirmą kartą atėjau čia į kitą restoraną pavalgyti. Labai čia gražus vaizdas, toks ant jūros kranto, žodžiu, labai fainai. Buvo keli tik pasirinkimai iš meniu, buvo galima pasirinkti, tai makaronai, burgeriai, nu ir viskas, ten labai mažai kažkas, tai pasiėmiau cheeseburgerį. Nu va, mano maistas, paprastas cheeseburgeris, bet jau labai valgyt noriu, tai nu, pavalgiau. Tai nebuvo pats skaniausias burgeris mano gyvenime, toks gal net ir biškis sausokas, bet labai valgyt norėjau, tai ką žinau, tiesiog paprastas burgeris, pavalgiau ir viskas. Einu aš dabar va ten va. Ten yra balkonas ir desertinė. Tai einu deserčiuką ir gal tos kavos ar arbatos. Nežinau, kaip čia reikės išsirinkti deserčiuką. Mano deserčiukas braunis su graikiniais riešutais. Aš sakau, kad aš jums nieko čia įdomaus neparodysiu, nes aš tik valgau ir guliu prie baseino ir prie jūros. Šalta kava. Ir mano deserčiukas braunis. Šiaip man kaip desertų mylėtojai tai yra labai sunku išsirinkti deserčiuką, o čia jų belenkiek. Taip norėtus viską išragauti, viskas taip gražiai atrodo, bet nu desertas, skanu, šokoladinis braunis su graikiniais riešutais, toks ir tas skonis. Galėčiau būti apžvalgininkė tikrai maisto. Norėčiau kažkurio momentu užeiti va tenai, jau buvom vieną kartą ir parodyti jums čia tas apylinkės, nes čia tokia kaip terasa. Reikės kažkurio momentu užlipti ir parodyti, nes iš čia ne viskas matosi. Vėl atėjom ant saulėlydžio, čia kaip gražiai. Galvojom, ateisim, gal biškį pasifotkinsim kažką, tai einam dar kokią nuotraukytę pasidarysim. Yes. Kaip nufotkinsim? Ne. Mama talentinga, viską moka, visų galų meistrai. Visai gražiai mes pasifotkinom, o šiaip tai saulė labai greitai nusileido, nes tajukas gan ilgai miegojo. Tai mes nuėjom ir ten kokį 10 minučių ir jau nusileido tą saulę, tai nelabai, kad ten jau ir išlaužėm, gal nueisim dar rytoj. Tai va, dabar eisim vakarieniauti. Tajukas krausto minibarą. O ko tu čia gerai? Ei, negalima. Šito tai neimk, Su maistu, žinokit, nesikuklinu, bet stengiuosi ir nepersistengti. Tai čia mano vakarienė. Yra vištienos kotletukai, kažkokia žuvytė, pupelės, kažkoks traškinys, žodžiu, daržovės, bulvės, visokiausios salotos. Ir čia pasiėmiau paragauti kažkokios bruščetės su nežinau kažkuo. Tai įdomu, kas čia per. Visą laiką bandau paragauti kažką, nežinau, nematyto arba kažką, ko namuose daug nesuvalgau. Ir va čia va, nežinau, kas čia per daržovės. Tai nuragauti. Jie kas čia? Mes ką tik po vakarienės, visai skaniai privalgėm ir dabar einam, nežinau, va, vakaruot, kažką veikti, kažkur pasivaikščioti. Einam pabandyti pažaisti mini golfą. Niekada nebandėme, aišku, čia mes nepažaisim Bairio tiktais, nes va, pagrindinis žaidėjas. Šiaip tai veiksmas vyksta, va, žmonės įvairiausius dalykus veikia. Aišku, yra ir kita pusė žmonių, kurie prie bariukų. Šiaip tai yra, vyksta vakarinės programos, yra viena scena,
paskui čia kažkur kita scena, paskui dar mačiau dar vieną sceną yra. Tai vyksta ir visokios programos. Bet mes tai nelabai vakarinės programos, nes vieną bandėm nueiti, dar tai jau kas buvo pamiegojęs, biškai vėliau tą pietų miegelį. Bet jau paskui nelabai. Ten prasidėjo ta programa, pabuvom kokias 5 minutės ir jisai jau nelabai ten zizaliojo. Matės, kad ir miego nori, tai ir vedė miegoti, nors kai dar atėjom kambarį nemiegojo, bet nu toks žodžiu, kad nelabai. Fikus Show Center! Ryto mes einam pusryčiauti. Žinokit, šiandien, man atrodo, ne tai, kad neišsimiegojus jaučiuosi, bet persimiegojus. Nes kažkaip tokia vakar pavargus buvau, jau kai jau miegot net skrolinti nenorėjau, ta prasme, jau žiauriai miegot norėjau. Ir jisai miegojo skaityk mano 11 iki 5 ryto, nu tai čia beveik pilna naktis. Sakau vyrui, gal aš einu pirmą pusryčių. Nu ne tai, kad pirmą, bet anksčiau išeinu, ramiai susirinksiu ten tą maistą. Ir tu ateisi, tai tik išėjau per duris ir prasidėjo klikimas, tai... Buvo gan silpnuoti pusryčiai pavalgyti, nes biškai buvo balaganas, tai nusileidom čionais ant gultų, jau ant saulutės pabūti. Kokteiliukas. Istorija kartojasi ir šalta kava. Vaikšto čia su papūga ir su fotoaparatu, siūlau nusifotkinti. Ta papūga visai graži, gal aš ir norėčiau nusifotkinti, bet neturiu grinų. Vakar per renginį sakė, kad šiandien bus meksikietiška kažkokia diena, tai va jau prikabinta čia vėliavėlių. Pridėta šitų stalų, nes čia šiaip nebūna tie stalai. Ir bus meksikietiškas maistas. Žiūrėsim, kas čia, gal čia pietausim šiandien. Čia kažką ruošia, daro. O, čia gal bus batutai. O, tai jau gerai. Susidėliojo čia visą tą Meksiką. Čia, kaip suprantu, vyksta maisto kažkokia fiesta. Bet yra ir batutai vaikam, tai dar va, ką tik parėjom nuo jūros, bet taisim. Yra daug maisto išsidėliojo, nes šiaip tai čia buvo vien tik tais gultai šitoje erdvėje. Bet dabar atėjom ir jau visko čia atidėliota, išsidėliojo čia jie greitai per valandą. Tai aš mačiau, yra ten ir takų ir panašiai, dar nėra, kad labai jau valgyti noriu, nu, bet kai gulim čia prie to maisto, tai einu aš kažką jums parodysiu ir kažką paragausiu. Išleisti. Pasiėmiau tako su vištiena, čipsiukų, su guacamole ir kažkokiu dar čia sūriu. Tajukui tai va, šiaip niekad nesudavus taip kukurūzo. Tai labai gerai, kad buvo, turės bent jau ką veikti. Pasideginom, pabuvom, aš jau migdyti tajų. Užmigdžiau, valandėlę pabuvau, sikeitėm su vyru. Išėjau, pasiėmiau vėl šaltos kavos, nes čia į trasą eina ta šalta kava. Aš įsikoriau čia į kažkokią dabar panoramą, kur čia rodžiau praeitą kartą jums, kad noriu užeiti. Nu va, pažiūrėkit užlipus, kaip gražu. Wow. Čia tas balkoniukas, tai va, tiesiog toks paprastas, nes čia
po apačią vienu aukštu ir žemiau yra slaidai va tokie vandens. Tai čia palipus dar vieną tą aukštą yra šita terasa. Toliau turim viešbutį visą. Čia mano desertinė, kur yra deserčiukų daug ir praeitą dieną rodžiau. Visas viešbutis, mes gyvenam tenais tam kamputyje. Yra 2 baseiniukai, tas tipo ramesnis tenai, o čia daugiau veiksmo vyksta ir tenai dar yra mažiukam. Ten yra scena, vakar vyko renginys ir dar kažkur čia yra scena ir dar viena scena yra. Tai va, jūra, mes va ten kažkur būnam prie jūros, maudomės, deginamės. Ten dar tokie namukai yra, kaip Maldyvose, žinot. Bet kažkaip nežinau, ten, man atrodo, galima eiti, bet mes, ten su vaiku nenueisi, nes reikės įgaudyti, kad neiššoktų iš to namų. Tai va, čia dar kažkokios yra ale prabangesnės prezidentinės vilos. Prezidentinė kažkuri viena, bet šiaip ale kažkas prabangesnė. Nėra, kad labai čia gerai matytųsi, bet va ten yra tokia vaikų vieta, kur gali viduj žaisti, dūkti, padaryti tokie kaip tai žodžiu, visokie veiklos užsiėmimai. Ir čia dar yra vaikų parkas, bet nesimato ir dar net atrakcionai yra vaikams. Į priekį jau pasiėmiau kavos, atgal pasiėmiau ledų ir galvoju, lemba, grįžus tai turbūt tik vandenį gersiu ir grikius valgysiu, nes tikrai kažkaip su maistu tai čia nespėjai iššaukti. Neapsirengiau maudama, bet eisiu dar šiek tiek pasideginsiu, čia pagulėsiu tos ledus, suvalgysiu kažką, nežinau, tai čia tas stojukas miegos, nes jau kokį gal 1,5 valandos miega, tai nežinau, šiaip gan ilgokai miega, pietų miega, čia nežinau, gal ta saulė jį išvargina. Persirengiau patogesnius rūbus, tik tais, kad visa suglamžyta, nes nėra čia lygintuvo. Taip ir vaikštom suglamžyti, tokie dalykai būna kelionėse. Šita tašytė yra bikini bag, aš ją pirkau iš kiniečių, žodžiu, išeina gal. Dabar aš kelias dienas tiesiog su ją vaikštau, nes labai patogu, jinai yra tokia, neperšlampanti, čia yra dėti maudomai šlapiam, pavyzdžiui, kai eini iš pliažo. Bet dabar vaikštau telefoną, nešiojuosi, ten raktus, dar kažką, vazeliną įsidėjau ir galvoju, visai patogu. Ir mačiau vieną merginą irgi su to pačiu vaikšto, tai galvoju, viskas aišku. Reiškia, visai gerai, aš čia sugalvoju. Aš ateinu, o jie jau sulindę, va čia tai padaryta. Ir jie ten kažkur įlindė jau. Nu, savo vakarienės pasirinkimų šiandien tai tikrai pati save nustebinu. Ta žuvis visi jie nešasi, taip skaniai atrodo. Aš šiaip žuvies nesu labai didelė jau mėgėja, bet galvoju, reikia valgyti kažką, ko namie šiaip nesidarau ir nesigaminu. Tada įdaryta cukinija, daržovės. Tai va, pabandysim šitaip. O tai jau kaip vištienos kukuliai su daržovėm. Žinokit, ta žuvytė iš tikrųjų tokia gera. Labai skanu, aš nežinau, kokia čia žuvis, bet labai skani. Ir namuose, pavyzdžiui, aš niekada negaminu žuvies, nevalgau tai. O šiaip tai sėkmė, nes ir tajukas pavalgė. Mes esame autobusų stotelėje, įsiruošėm į Alanijos centrą važiuoti. Nuėjom į receptioną, įsiklausinėjom, kur važiuoti, ką veikti, ką pamatyti. Tai važiuojam gal porą tokių vietų populiarių pasižiūrėsim ir dar galiu kokią vieną kitą parduotuvę, šiaip pasižvalgyti ir lauktuvių nupirkti. Pasiėmėm šaltos kavos pamažiuką dar. Važiuosim su autobusu, čia maždaug apie pusę valandos, sakė autobuso kaina iki to centro 3 eurai, sakė žmogui.
Tik išlipom čia ir iš karto tie turgai, visos tos prekės, visur spalvota, visur padirbiniai. Bet šiaip kainos, iš tikrųjų tokios gan pigios. Nuėjom vieną parduotuvę, jie ten baisiai kviečia. Kiekvieną žodžių kviečia ir sakau, turit naunėjimų? Sako, ne, naunėjimų neturim. Vien tik prekiniai ženklai. Situacija yra tokia, kad mes nelabai ką daug apsipirkom, biškį pasivaikščiojom, bet kadangi Tajukui biškį jau norėjosi pienuko, nelabai buvo nuotaikos, tai greitai atėjom čia kažkur belenkur, tiesiog atsisėdom atsigerti kavos šaltos. Išgersim tos kavos ir eisim gal dar iki ten tų turgų, nes dar vis tiek norim kažką pasižiūrėti, gal kažką nusipirkti, gal dar lauktuvių kažkokių reikia pasižiūrėti, nieko žodžiu beveik nenusipirkom. Nežinau, kas čia per parduotuvę, bet tie meškinukai taip fainai atrodo. Grįžom prieš kokį 15 minučių, dabar yra gal 5:30 kažkur. Labai norim valgyti, nieko nevalgėm visą laiką, tik va tos kavos atsigėrėm. Aš kaip išvažiavau, tai tikėjausi, kad Tajukas pamiegos nešiokliai, bet jis nemiegojo nešiokliai. Iki tol, kol sugalvojom, kad jau jam laikas miegoti ten apie 2 valandą. Tai išgyvenom daug visokiausių įvairiausių dalykų, nes ir toje nešioklį lyg ir nori būti, lyg ir nenori, padėti ant žemės jau vėl nenori, ant rankų nenori, nesuprasi, ko nori žodžiu. Bet įsidėjau šį nešioklį, daviau pienuko ir jisai visai užmigo. Kokį 10 minučių gal pamiegojo ir viskas atsikėlė, klyk, triek, tai aišku, jis pavargęs, gal irgi miego nori. Bet lyg ir galėjo miegoti, bet kažkoks toks užėjo, kažkaip nepatiko jam ir paskui jau nebeužmigo. Tai dar iki dabar neužmigo, tai realiai šiandien be pietų miego, dabar bandžiau užmigdyti, tai nemiegojo, o paskui jau nei taip, tai dabar jau temsim iki to vakarinio miego ir bandysim šiandien vakarinį tą miegą kažkaip anksti užmigdyti. Bet jeigu būtumėm nenuvažiavę, tai gal būtumėm gailėjęsi, kad nenuvažiavom ir nepamatėm, tai gerai, kad vis tiek nuvažiavom, bet ar labai naudos buvo, tai gal nelabai pasakyčiau. Dar planavom nuvažiuoti ten į kelius, bent jau tokius gražesnius kažkokius objektus pasižiūrėti, bet jau ne. Pasižiūrėjom, kad ten toli eiti, koks pusvalandis 20 minučių eiti, tai vis tiek, kai vaikas nešiokliai nesėdi, nei vežime, tai toks tie atstumai vis tiek gaunasi prieki, paskui atgal. Tai niekur žodžiu nenuvarėm, po tos turgus pasivaikščiojom, ten tų spalvų visokių daug, tų žmonių daug, visi tie turkai kviečia, ten ateik pas mane, visi ten draugeliai. Tai žodžiu nepatiko, tiesiog išvargau nuo tų visų dalykų ten, nuo visų tų prekių, nuo visų tų žmonių ir nuo visko. Be maisto esam, tai nežinau, eisim žiūrėsim, gal ar čia kažką pavalgyti, ar čia laukti vakarienės, bet šiaip visi jau valgyti norim, tai gal eisim kažką ieškoti užkasti bent jau. Dabar tik pasiėmė arbatėlės pasistiprinimui. Kadangi restoraną atidarinėja dar tik tais už pusės valandos, tai mes atėjom atsigerti arbatos, tai va kaip tik saulėlydis, pabūsim biškį, kokį 20 minučių ir varysim valgyti į restoraną. Bet iš kur pas jį tiek energijos? Jis paėmė. Pas Tajų tai toks energijos pliūpsnis, atrodo, dabar galėtumėm čia ramiai pasėdėti, ne? Bet ne. Jis tiesiog eina, mėto tas pelinės ant žemės, vos neapsipigino su arbata, laksto, bėga, aiškus laikas, aš suprantu, tiesiog galvoju, jis nemiegojo, pietų miego, jau lyg ir turėtų būti pavargęs, bet ne, kur tau? Dar daugiau energijos neįprastai. Vyras laiko Tajuką tam, kad aš galėčiau šitą kadrą padaryti, jeigu ką. Tikrai nesėdžiu ramiai, negeriu arbatėlės. Atėjom prie restorano ir laukiam prie durų. Tai gerai, kad mes bent jau ne vieni. Patys pirmieji, kurie norim pavalgyti. Tajukas normalaus maisto jau pavalgė, buvo atnešta kukurūzų, kažkokių lazdelių ir persimonas. Tai va, kol kas ramu, labai patinka jam čia žaisti. Pasižiūrėkit, kiek desertų. Kaip įsirinkti, kaip viską paragauti.
Ir dar čia ne viskas, dar yra ten kitur padėta. Ir dar čia. Šiandien vakare toks kaip dienos desertas, vakaro vakarienės desertas. Toks labai įdomus, dabar ragauju. Yra varškės, man atrodo, sūris keptas su galbūt medum ar kažkokiu tokiu sirupu ir su kadaif tešla ir ant viršaus pistacijų drožlės. Tai koks įdomus skonis. Ta prasme, tas keptas sūris jaučiasi toksai nesaldus ir tas traškumas iš tos kadaif tešlos ir dar saldumas iš tos sirupo, nu toks žiauriai geras. Kadangi vakar mums nelabai sekėsi ten apsipirkti tą miestę Alanijoje ir mes gan sugaišom visą tą dieną, nelabai ten ką nusipirkom, žodžiu pavargom, išsekom ir viskas, tai šiandien atsikėlėm, pabuvom prie jūros biškį ir paskui varėm čia per gatvę tiesiog nuo viešbučio pereini ir irgi yra ten, gali apsipirkti, nu žodžiu ten tas pats yra irgi tie visi prekeiviai, tie patys dalykai ir panašiai. Bet mes varėm į tą dar, nes Alaniją vakar galvom dar kažką ten pamatysim, bet žodžiu ten mes nieko nepamatėm, nu jau sakiau. Tai šiandien nuėjom ir taip gan nemažai apsipirkom visokių dalykėlių, ten lauktuvių, ką reikėjo savo kažką, tai tą. Tai va ir nespėjom pietų, tai atėjom žodžiu pietauti vėl į tą vietą, kur aš čia buvau, kur kažkada rodžiau, kad burgerį valgiau. Ir esmė tame, kad aš tą burgerį valgiau tada, nes ten buvo arba makaronai, arba burgeriai, man atrodo. Ir esmė tame, kad aš tiesiog neatsiverčiau kito meniu lapo ir nemačiau, kad ten yra dar pagrindiniai patiekalai kiti ir panašiai. Nes ten buvo, reikėjo atsiversti tą lapą, aš neatsiverčiau ir nemačiau tų patiekalų. Tai dabar aišku, užsisakiau ten kažką kito, bet esmė, kad so stupid, nu negalima tai sakyti, bet nu grinai ta prasme. Ir aš galvoju, kaip čia tik tais makaronai ir burgeriai. Tai va, tai dabar atėjom čia pavalgyti ir užsakiau kažkoks ten vištienos dalykus, žodžiu, vištienos kažkokį kotletą gal ar kažką. Aš galvojau, kad ten atneš kokį vištienos kotletuką ar kažką tokio, bet atnešė tuos su kauliukais. Ir ten špinatų kažkas, bet ten kaip skaniai. Tai gerai, kad dar atskirai užsakiau svogūnų, žiedų ir bulvių, tai iškis tom bulviam. Nes kažkaip ten gal reikėjo atskirai užsakyti kokį garnyrą, nežinau, o gal taip valgosi. Nu gerai, deserčiuką pasiėmė vyras, bet aišku ir aš paragausiu. Tik norėjo ledų, bet nežinau, kas čia sakė kaip ledai. Čia matau, kad šalės toks ištrauktas iš kameros. Vyras laukia, kol aš ragauju. Kaip skanu, biskvitas, ledai, 2 skonių, šokoladas. Nu gerai, imkiau savo desertą. Nu labai skaniai mes čia pavalgėm, biškį dabar kažkaip gailiuosi, kad anąkart nepamačiau to kito lapo su kitais patiekalais. Nes galvoju, galėjom čia ir biškį dažniau ateiti pavalgyti iš tikrųjų. Bet pietų, nes čia tik pietus šitam restorane. Nes ir matau kitiems, va kaip atneša kažkokius maistus, desertus, tai taip įmantriau pateikta, taip gražiai, atrodo skaniai. Ryte jau išvarom namo, bet dar galbūt pietus valgysim irgi čia, dar būsim per pietus, nes vakare išvarom, tai irgi ateisim čia pavalgyti pietų. Ryte jau namo, o ne. Realiai tai jau rytoj važiuojam namo, o mes šiandien dar tik pirmą kartą atėjom taip prie baseino, kad pagulėti ir kad pasimaudyti. Kaip dažniausiai jūroje maudydavomės, o prie baseino va šiandien tik pirmą kartą ir tai sakau reikia eiti, nes nu, kažkaip atvažiavom, tai jau reikia išnaudoti tokią pramogą. Nes nežinau, kažkaip gal ir jūroje vanduo net ir biškį šiltesnis, čia nešildomi tie baseinai, tai taip, nu nežinau, kažkaip prie jūros tiek smagiau. Dar viduje yra iš tikrųjų baseinai, ten spa toksai, tokia erdvė, bet šis net nebuvom nuėję. Nes kažkaip, ką žinau, vien tik tie geri orai, vakare norisi va čia lauke kažkur būt, kažką sėdėti, va saulėlydį palydėti. O dieną kažkaip iš vis nesinori ten į vidų lysti.
ne tokia. Nu ką, mes jau grįžę po kelionės, jau namuose, užvakar grįžom naktį, labai vėlai grįžom 3 valandą. Vakar jau visą dieną tokia buvo, nu patys suprantat. Tai šiaip tai mes biškį sirguliuojam. Šiaip per visas atostogas biškį sirguliavom su tajuku tokią slogą, biškį gerklę man, bet paskutinę atostogų dieną kažkaip labiau man tai pasireiškė. Ir sloga, ir gerklės skausmas, ir šiaip daugiau nieko nėra, tai negaliu jau labai skūstis, bet vis tiek vakar tokia diena biški nusirguliuojant ir šiandien tokia, bet manau, kad va dar kokią vieną dienelę ir turėtų praeiti čia visas šitas dalykas, o tai va, kaip išvažiavom prieš atostogas, ta nosis bėgo taip per visas atostogas, žodžiu, ir dabar dar net biški bėgo, tai nežinau. Nu, svarbu, naktim nėra, kad blogai būtų, šiaip dieną daugiau gal tik tai. Bet mes čia ne apie tai, aš atėjau parodyti, ką nupirkau lauktuvių, kiek leis tajukas, va, greituoju būdu bandysiu kažkaip parodyti. Tai ką nupirkom lauktuvių, arbatėlių nemažai paėmėm. Paėmėm tokių arbatų, man pasirodė visai faina, nes daug rūšių gali paragauti. Vieną tokį didesnį paėmėm ir 2 tokius mažus. Vieną savo irgi pasiliksiu, paragausiu, įdomu. Tada garsioji, populiarioji jų yra granatų arbata, nes šiaip ten biškai pasidomėjau, galvoju, ko čia visur tie granatai. Bet pasirodo, kad ten pas juos palankiausios sąlygos yra augti granatam ir kaip suprantu, ten augina daug tų granatų, dėl to ir ten daug tų produktų iš granatų. Dar granatų sirupas tuo pačiu, irgi labai populiarus dalykas mačiau. Mėsai marinuoti, ant salotų dėti, dar kažkur gali naudoti. Tai labai įdomu bus paragauti. Jis atsistūmė kėdę, užsilipo pirmą kartą ant kėdės, kaip matau, jau išmoko. Noriu parodyti, nes paskui neišeis man jau parodyti, nes važiuosiu kai kurias lauktuvės atiduoti, bet tai čia gaunas ekstremaliom sąlygom, žodžiu. Dabar jis užlips čia viską norės paimti. Nu gerai, tai pabandykim taip. Tada mes turime štai tokią arbatą. Irgi mačiau, kad labai daug tų arbatų tokiais milteliais. Ir jinai turi eukalipto ir mentolio kažko, žodžiu, to mentolio kažkokio, kur tos arbatos tokios kai sergi, atrodo, turėtų būti gerai. Ir jų buvo belenkiek ten rūšių. Tada turim turkiškos kavos paprastos ir su granatais. Neįsivaizduoju, kas čia per skonis, bet vėlgi granatai. Kaipgi Turkija be muilų. Nu, aš čia šiaip viską pasidomėjau, kas jau tokio populiariausio perkamo, tai būtent šitus muilus daug kas rašė, kur jie yra tokie muilai, bet kartu su kempinė, kažkas tokio, žodžiu. Kad jau gali iš karto, kaip suprantu, praustis su šitu visu ir čia muilas ir kempinė. Tad rašo dar, kad maitinantis ir panašiai. Skaičiau, kad išlieka ilgai kvapas ant kūno. Vieną paėmiau greipfrutų ir kitą kavos. Vienas toks saldus, o kitas toks gaivus. Šitą netgi norėtųsi ir atsikasti. Toks kaip saldainis, kaip koks, nežinau, to fifi. Tada turim tokią dėžutę su saldainiais, su granatais, su medum ir migdolais, su pistacijom ir čia dar kažkoks miksiukas. Va, pasižiūrėk, tai jau kai kas čia yra. Tada tokį pleduką prigriebėm. Paskui mačiau, kad šitą plaukų liniją, nežinau, gal čia yra ne tik plaukų, bet plaukų linija, kad šitą rekomendavo daug kas. Tai pasiėmiau šampūną ir kondicionierių pabandyti. Ir iš tos pačios linijos plaukų kaukę pasiėmiau. Plaukų kaukės apskritai jokios net neturiu. Bus labai įdomu pabandyti. Pasiėmiau su keratinu ir arganu. Galbūt turėtų glotninti spėjų plaukus. Nu kvepia, tai labai kvepia. Nu tai jau rytoj pabandysiu, nes sakau, kaukės neturiu, tai iš karto ir bus įdomu pabandyti. O tie dar gal biškį palauks, nes dar yra atidarytų dalykų. Toliau yra tokie rankšluostukai. Alanija. Tas printas man pasirodė visai gražus, nes ten buvo visokių spalvotų, tokių margų, bet man kažkaip šitie labiausiai patiko. Tai va, gal kažkokį vieną ir savo pasiliksiu, numatysiu. Ir savo išsirinkau tokį dubenėlį.
Labai man patiko, tie dubenėliai, buvo jų ten visur daug ir aš labai jo norėjau, šiaip sunkiai įsirinkau, žiūrėjau tokį mėlyną, bet kažkaip šitas man gal, va, kaip tik derinasi prie rudenio, tos spalvos, toks bus prisiminimas, o šiaip aš ir neturiu netgi kažkokio tokio, kad labai faino dubenėlio, tai va, po biškį kolekcija, patinka man labai visokie tokie indai. Tai turėsiu ir prisiminimą ir bus nauda kiekvieną dieną naudojamas dalykas. Ir matau, kad visas arbatos jau yra išluptos ir išmėtytos po pakelį. Nori bandyti arbatėlę, tajukai? Parodyk, mamytį kvepia? Nieko nesijaučia. Čia, kaip suprantu, bus tais žolelėm tom. Lauktuvė, man atrodo, labai fainai toks dalykėlis, va, tokiais mažiukais, pabandyti vieną kitą. O šiaip tai pati kelionė užskaityta, labai patiko, labai fainai, karšta, oras geras, maisto daug, skanus, viešbutis gražus, nu tiesiog viskas labai patiko. Pirmą kartą buvau tokioj kelioniai, kad va taip prabūt viešbutį, anksčiau buvau skeptiškai nusiteikus prieš tokias keliones, kažkaip galvoju, nu kam važiuoti, jeigu tiek daug pasaulyje vietų yra ką pamatyti, bet supratau, kad jeigu tikrai jau nori pailsėti, mes buvom tokie pavargę ir norėjom tikrai grinai pailsėti, tai va tokiu atveju tikrai super tiesiog nuvažiuoti. Grįžom ir toks jaučiasi biški toks kažkoks ant galvos toksai palengvėjimas, toks ir tos motivacijos kažkaip daugiau. Tai kad va dabar per tos ligos, bet sakau, viena kita diena ir manau, kad jau baigsis tos ligos ir nežinau ir ką, ir žiema, ir nieko nebus kažkaip labai daug ypatingo, nežinau, kur čia dabar susikoncentruoti savo energiją nukreipti, pyragų kepimą ir vaiko auginimą ir vlogus, viskas. Neįsivaizduoju, kokio ilgio gausi šitas video, tai daugiau jūs tiesiog negaišinu. Atsisveikinu ir iki kito karto. Ate.